Na ir trečioji, paskutinioji dalis apie MetaTraderį. Noriu atsiprašyti už kelis kartus tekste įveltą klaidą, kur aš sakau dešiniu pelės klavišu, reikia sakyti kairiu. Nenoriu perdaryti viso filmuko, manau, jūs man atleisit už tokią klaidelę, tiesiog pabandę dešiniu kairiu, greitai tą klaidelę pamatysit ir nesunkiai ištaisysit. Kas toliau čia yra? Čia yra pagrindinis toksai klavišiukas, kur peliukas veikia kaip kursoras ir va čia visai laksto po ekraną. Galime, jeigu norime kažkokią informaciją pasižiūrėti, kur yra kas, naudoti šitą klavišiuką, tada štai mums rodys laiką apačioje ir reikšmė dešinėje ir susikirtime taške rodys mums tą reikšmę ir laiką. Štai toks patogus dalykas, kada norim kažką pasimatuoti. Pavyzdžiui, vat koks čia yra trendo ilgis, ne? Tai paspaudžiam kairių pelės klavišiukų, viršutinį tašką ir vedam iki apatinio. Ir štai turim informaciją. Reiškia, pats kairys būtų kiek žvakių, tai 7. Antras skaičius yra kiek pipsų, tai yra 1240 ir paskutinis skaičius yra kaina toje vietoje, kur mes laikom tą dešinį pelės klavišą. Tatinkamai galima pažiūrėti, kiek kitos vietos pasimatuoti savo pipsų. Tam naudojamas šis klavišiukas. Toliau galim kai ką ir nusipiešti. Galim nusipiešti savo liniją, pasižymėti, pavyzdžiui, svarbių žinių momentą grafike, kad netyčia nepraleistume žinių. Galime pasipiešti kokią tai vertikalę liniją. Suprantam, mes galim ją ir nusispalvoti, kokią norim spalvą. Tam reikia ant jos dešinių klavišų pataikyti. O kad pataikyti, tai reikėtų 2 kartus spustelti ant linijos. Tada čia atsiranda tokie va štai kvadratukai, kurie leidžia mums tą liniją stumdyti aukštyn žemyn. Paspaudus ir laikant dešinį pelės klavišą, tą liniją galim stumdyti. Jeigu paspausim ant šitos 2 kartus praktelsim, tai galim šitą liniją irgi stumdyti, vėlgi, reiškia, dešinį, laikydami, nuspaudę dešinį klavišą ir ant tos linijos. Va. Ir čia štai matot ir informaciją rodo apie tą liniją. Ir dešiniu paspaudus dar galime jos pakeisti, sakysim, spalvą. Reiškia, pastorinti, paploninti. Jeigu padarysim ją ploną, tai galėsim padaryti kokią nors brūkšninę, pavyzdžiui, va, tokią liniją mažiau matyti. Jeigu norim storesnę, tai storesnę. Tada ryškiau matoma. Aiškiai, irgi galime, kaip norim nusispalvoti tą liniją. Taip pat galim piešti įstrižas linijas, trendo linijas. O programa MetaTraderis automatiškai jas pakabins ant viršutinių taškų, sakysim, šiuo atveju. Net jeigu mes kažkaip kreivokai ją papiešim, tai gali būti taip atsitikti, kad jis ją pritrauks prie kokio nors konkretaus taško. Šiuo metu manęs nepritraukia, bet tokiu būdu galima nusibrėžyti kažkokį trendą. Tokį ar tokį. Bet kažką tai savo pasižymėti, kas mums aktualu, kas mums įdomu. Galim liniją, kur norim stumdyti, galim ją ir ištrinti, vėlgi spraktelė 10 pelės klavišų ir delete. Toliau čia yra toks mažai reikalingas dalykas, kanalas. Kanalui piešti irgi yra tokia galimybė. Man nereikalinga, tai aš galėčiau ją ir išmesti iš sąrašo. Va, čia yra, jeigu paspaustume šitoje vietoje kur nors ant dešinio pelės klavišiukų, tai gautume meniu ir čia galim pasirinkti, kokius klavišiukus mes norim matyti, kokius nenorim. Šitą regresijos kanalą aš noriu panaikinti, aš jokių kanalų nenaudoju, nepaišau. Tai va, aš jį ir panaikinsiu iš sąrašo, taip sakant, išmėsiu. Štai jisai dingo. Toliau, ko aš nenaudoju Fibonacci Time Zone. Irgi išmetu. Ir ką aš dar turiu? Aha, kas liko, gal tegul viskas būna.
Norint čia galima prisidėti dar keletą tokių iš sąrašo tokių dalykėlių, visokių papaišymų. Toliau labai svarbus indikatorius, bent jau man asmeniškai, yra Fibonacci lygiai. Čia yra klavišiukas jiems papaišyti, Fibonacci atidedami, sakysim, nuo trendo viršaus iki trendo apačios. Na, čia daugiau kalbėsim galbūt atskiroje pamokoje apie Fibonacci. Štai taip jie atidedami, čia yra dar kitas Fibonacci extension, taip vadinamas, tai truputį kitas dalykas, kuris irgi atidedamas. Štai tokiu būdu, apie ką irgi galbūt kalbėsim kada nors vėliau kituose filmukuose. Va, na ir štai kaip ir visi klavišai, kurie MetaTraderyje yra, visi jau yra apkalbėti. Galima pradėti dirbti. Čia dar yra visa krūva, reiškia, dubliuojančių funkcijų. Taip pat yra štai toks gana reikšmingas dalykas, kaip... Dar vienas dalykas, kurio aš čia kažkaip nepraleidau matyti, tai yra galimybė testuoti mūsų automatinės programas. Paspausdus šią klavišuką, išlenda meniu ir čia atitinkamai galim testuoti kokią nors pasirinktą automatinę programą, jeigu ją turim. Mums nupaišys čia visokių grafikų, visko ir taip toliau, taip toliau. Va, yra toks dalykas. Taip pat, kad viskas gerai veiktų, reikia patikrinti, ar, čia testavimui, ar visi istoriniai duomenys testavimui reikalingi yra testerė. Kaip matom, štai šiuo momentu yra tik vienos, čia šviečia spalvotai, yra tik tai 1 ir 5 minučių grafikams visi duomenys. Šitiem grafikam duomenų nėra atsiųsta, kad juos gauti tiesiog, reiškia, 2 kartus paspaudžiam ant kiekvieno ir programa automatiškai iš interneto pasiims tuos duomenys. Ir tada mes turėsim, bet tai čia daugiau aktualu testuojant. Dabar kol kas tai netaip svarbu pradedančiajam Forex traderiui. Na, kas čia dar yra? Šį čia apačioj, kas yra, aš jau apkalbėjau. Na, tai gal ir tiek, jeigu ką prisiminsiu, tai dar pridursiu. Dar yra keletas tokių slaptų kaip ir funkcijų, kurių nesimato. Viena iš tokių aktualių galimybių, tai yra spaudžiant F12 klavišą, mums rodo grafike, tam tikslu reikia šitą panaikinti, mums stumia grafiką per vieną žvakę. Tai yra, galbūt kažkuo tai patogu, jeigu bandai save testuoti. Tai yra, nematai, kas bus, ir po vieną F12 spausdama, štai, kaip matom, po vieną žvakę naują atsiranda. Todėl va čia, pavyzdžiui, sėdim, galvojam, ką mes čia darytume, pirktume ar parduotume. Sugalvojam, kad parduotum. Paspaudžiame F12, žiūrim, kad apsirikom. Žvakė pakilo į viršų. Čia toks savęs kaip ir testavimas, šioks toks gaunas. Yra dar kelios tokios paslėptos, taip sakant, funkcijos. Paieškojus internete apie MT4, apie MetaTraderį, ten rastumėt dar daugiau aprašymą šitų paslėptų, taip sakant, funkcijų. Dar viena, labai paprasta visko išmokti pačiam viską iš eilės paspaudžius. Kiekvieną klavišą paspaudus, pažiūrėjus, kas kaip veikia, bus viskas aišku. Problemų čia jokių neturėtų iškilti. Tuo ir baigsiu savo pasakojimą apie MetaTraderį.